Na, galvoju, kad tikrai labai gerai pradėjom rungtynes. Antram kėlinį gan tokį banguotą žaidimą žaidėm, bet vėliau trečias kėlinys tikrai labai gerai prasidėjo, supratom, ką treneris pasakė, kokius uždavinius iškėlė. Na ir, manau, labai gerai pabaigėm. Visi žaidėjai lygiai prisidėjo prie pergalės. Kaip ir minėjai, pirmas kėlinys buvo labai geras, antras jau netoks. Ką treneris sakė rūbinėje, galbūt ir pikčiau šiek tiek kalbėjo? Na, treneris akcentavo, kad atsarginiai žaidėjai, kas pakilo nuo suolo, gan apsimiegoję buvo, bet tikrai visi suprato per ilgą pertrauką, ką treneris turėjo omeny. Ir trečiam kėlinį pasidarėme išvadas ir nuėjom pergalės link. Tokie labai kovingi buvo, daug kamuolių atkovojot. Kuo tai galima paaiškinti? Atmosfera veikia galbūt? Na taip, esam labai jauna komanda, palyginus su kitomis. Prie savų žiūrovų žaidžiam. Užsivedimas labai kovingas. Manau, tai ir lėmė. Ar tokį palaikymą dar matei kur nors kitur regionų krepšinio lygoje? Na, regionų krepšinio lygoje dar neteko tokio palaikymo. Iš vis, kiek esu žaidęs, tai nelabai kur mačiau tokį, bet kiekvieną kartą, kai žaidžiam, tiek žiūrovų ateina ir tikrai labai prisideda prie pergalės.